Net bėga vanduo? Svajonė, Kai neturi žmogus ką veikti, tai prisigalvo viską. Žodžiu, istorinis momentas. Pradedame šitą kambarį kraustyti. Aistis eis lupinėti tapetų. Ir... Taip. O mes eisim toliau tapetuoti koridorių. Tai va, tai norim truputėlį išnešti iš čia daiktų. Ir kad bent jau šitą sieną būtų laisva. Ir jo. Tai šitą sieną pradžia yra. O paskui po truputį eisim visur kitur. Ir ką noriu parodyti, ką mes dabar su Justuku darom. Tai, žodžiu, ardom šitas, realiai tokią lentyną, va, ardom. Va tokią. Ir va, jis šardo. Ir darysim batų spintelę iš jos. Ta prasme, šitą renovuosim. Žinau, mes išsikrausti iš proto. Bet, žodžiu, čia bus batų tokia mini lentynėlė ir stovės prie šitos sienos. Kodėl mes paliekam šitą? Todėl, kad ten gręžti į sieną negalima, galima labai mažai. Tai galam nepirksim nieko, čia tegul būna, pakeisim kabliukus, sutvarkysim ir tiek žinių. Nes realiai išlaidų čia ir taip 3 milijonai. Tai va, tai bandom dirbti. Žodžiu, vakar nuglaistavom šitą daiktą, reikės įt pašveist. Ir labai bijojo, kad nukris tapetai. Bet nenukrito. Ir vakar nespėjom pafilmuoti. Tai, žodžiu, šiandien atrodo taip. Tai eisiu dabar dažyti. Dar reikia nuvalyti čia kažkokių pabėgimų, radau ten kažkas. Reikia apkirpti šitą tapetą ir tada startuoti su dažymu. Pradėsiu nuo čia. Todėl, kad norim pastatyti spintą. Bet reikia dar susiruošti ir grindis užtiesti. Tai va, ir čia buvo tokios skylės, ne skylės, o įdubimai. Ir galvoju, kaip čia padaryti, tai paėmiau knaufo juostą su tapetų klijais ir žiūriu visai gerai, aišku, persišviečia, bet čia bus spinta, viskas ok. Ir sienų dažai čia nutepsiu ir lubas, kad tiesiog nebūtų skirtingų spalvų. Tai va, o čia taip darėm, tai va, nieko čia jūs nesuprasit, eisiu nukirpti. Tai va, tai prie darbų. Oi, kokia graži. Žodžiu, lyja lietus, atnešėm dalį daiktų, užsilaužiau nagą ir laukia šeimynos, šiukšlės dar išmes ir lekiam į Ermitažą ir namo šiandien trumpai padirbėjom, bet padarėm daug. Ta prasme, per trumpą laiką ganėtinai daug. Ir, žodžiu, mažam kambarį nulupom šitus tapetas didžiąją dalį. Žodžiu, liko nebedaug, bet veikti yra ką. Tai va, dėtas, kurios seniai nebuvo. Mažasis kambarys atrodo taip, lubos yra nudažytos, 2 sluoksnius, klausimas, ar nereikia 3. Kad šviesa tai faktas ir ženkliai, bet tarpai labai keistai atrodo ir aš tarpas gal praeičiau. Žodžiu, čia pagalvosim. Tapetai nuo sienų yra nulupti ir tikslas šiandien yra ištapetuoti. Tai va, kambarys šitas atrodo taip. Koridorių šitam mažajam, vidutiniam yra išlupta. Čia irgi lubas, Brigita, nudažėjai? Visur nudažyta. Okay. Ir žuguntuota. Ok, čia buvo, kur sujungimai uždėjo tą knauf juostą, patikrinom kitoje vietoje prieš tai taip galėtum koridoriaus darėm, nieko nesimato, aišku, bet neturiu ir šviesos kaip jungti. Tai, žodžiu, labai geras dalykas, labai pasiteisino. Taip, koridorius
koridorius. Koridorių naujo turbūt tik tai tiek, kad jungiklis naujas, šitas atsikraustė mūsų pagaminta Brigitos spintelė. Šiek tiek dalyvauju ir aš, bet turbūt labai mažai. Perdažyta šita dalis, kurią jau rodžiau kitos formos, uždėtos rankenėlės, tik magnetukai dar neprisukti. O, ten reikės nušveisti. Tada vonioj kas pasikeitė. Vonioj pasikeitė tai, kad stovi spintelė ir stovi. Net bėga vanduo. O, jee. Žodžiu, tik stalčius neįdėtas, tai yra kriauklė jau su visu šitu. O čia pasikeitė, va tiek yra renkama virtuvė. Ir, žodžiu, jo. Tiek, atvažiavo dujinė. Nu ir dabar didysis kambarys atrodo blogiausiai, nes jame viskas susandėliuota. Viskas. Ir greitų metų, tikiuosi, kad greitų metų jau viskas pradės dėliotis į savo vietas ir eisim link tvarkos. Čia yra savo mašina, kurie įdėjom skelbimą kažkam parduoti už labai simbolinę kainą. Su atidavimais pasimokym, tai nedodu, kad dovanoju. Nenorės niekas pirkti, žinom, kur padėti. Šito. Nežinau, kaip bus stalas, tikriausiai čia ir liks, bet žodžiu, viską pamatysite eigoje. Dabar einam ruoštis ir bandyti apietuoti. Čia pat važiavam ganėtinai vėlai, bet kažką planuojam padaryti. Žodžiu, kadangi šiandien ruošiamės išvažiuoti jau, tai šiandienos darbai. Štapotuotas šitas koridorius. Buvo nelengva. Ir šitą sieną yra banguota todėl, kad ėmė nedogramdomi tapetai atšokinėti. Tai kur galėjom nulupom, kur negalėjom palikom, nu tai žodžiu, yra kaip yra, bet iš karto yra šviesiau. Tenai mūsų šviesa, niekad toks koridorius nebuvo šviesus. Tada čia praėjom viską, visus tarpelius, tuo, neįsim daugiau, realiai lubos įdėsiu aš prieš ir po, tiksliau, kaip jos atrodė ir taip toliau, jos buvo tokios geltonos, kaip panašiai kaip šita vieta. Ir žodžiu, jos yra 3 kartus dažytos, ir tarpelį 1 kartą. Tai šitam kambarį tiek. Ir čia bandžiau grindis atplauti. Šiandien virti. Ir va čia vaikas yra padaryta. Virtuvė. Tik po vietai. Ne, bet žodžiu, procesas jau vyksta irgi ir labai fainu, nes nesitikė, kad čia taip galėjo būti. Tai dar rytoj padirbėsim, rytoj bus dar linksmiau. Dabar lekiam. Noriu nufilmuoti iš mašinos, atėjom, išmetim šiukšlės, atėjom važiuoti. Nagai eina velniop, 1, 2, kitos rankos irgi. 2, man atrodo. Tai ką norėjau pasakyti, iš tikrųjų šiandien buvom trumpai, bet nuveikėm daug ir, sakyčiau, pasunkintom sąlygom, nes aš vakar grįžau naktį po 2, nes buvo vienam tokiam renginį ir tam renginį man sukando kojas tos vadinamos moškės. Ir nors geriau antialerginius, bet kojas yra sutinę ir perišti ir, žodžiu, ir teputėm tepaliukai, tai žodžiu, buvo pasunkintos sąlygos darbui. Bet nepaisant to, kaip matėte, štapetavom kambarį, perdažėm lubas, dar radiatorius dar kartą nuplovėm, nes ten, nežinau, mes net kalbėjom, jie turbūt net nebuvo plauti, kai buvo perdažinėti, nes tiek purvas siaubas. Tai va, o dabar važiuojam susirinkti vaikų. Jie svečiuojasi ir lėksim namo. Ir kadangi būtų buvo labai karšta, tai aš svajojau apie
taip svajoju ir atsisėdu į mašiną, žiūriu, čia kiekviena eilė nors prausiausi, bet matyt, ne tiek atsiprausiau kriauklėje tik tai, nes čia į dušą dar nelabai įmanoma, tiksliau įmanoma teoriškai būtų, bet reikėtų viską išsikrausti, ten rankšluostis yra tik vienas, tai taip kažkaip. Tai žodžiu, dušas svajonė, tai rytoj mes vėl čia. Žodžiu, mes ir vėl bute ir šiandien tikslas maksimum šitas kambarys ištapetuoti. Aš jau va sutraumuota, į ruletę įsipjovau. Sugebu ir taip, tai va, einam tapetuoti, yra pagalbininkėm, viena, antras, ir žodžiu, eisim dirbti. Kadangi rytoj neatvažiuosiu, tai šiandien jaučiu pareigą parodyti, kaip atrodo šitas kambarys. Planas buvo ištapetuoti visą. Tačiau mes nepaskaičiavom klijų. Pergyvenau dėl tapetų, o gavosi, kad pritrūkom klijų. Ir čia kažkoks... čia šlapė galvoju, aš tipūtė. Tai žodžiu, dabar džiūsta, tai dėmėta negražu, bet vis tiek yra geriau negu buvo, ir net kažkoks aidas atsiradęs. Tai va, realiai liko neištapetuota čia, virš tų durų, šitą sieną ir šitas kamputis. Ir viskas. Tai, kadangi aš rytoj važiuoju po darbo pas dantų gydytoją, neatvažiuosiu, tapetuoju mes su Brigita, tai jinai šitą dalį nudažys aplink langus, nudažys radiatorius, bent jau iki čia, kad bent kažkaip darbu judėtų. Ir ką mes dar padarėm, tai nudažėm koridorių. Taip pat dažėm, taip, nežinau, ar matysis, ta pačia žalsva spalva, truputį matosi, toliau negaliu dabar praeiti. Tai rytoj nudažys tą švelnesnę spalvą. Tai va, čia atrodo, taip. Tai žodžiu, trumpai tariant, judam link tikslo, sparčiai. Pavargstam su nuotykiais, bet kažką darom visi priekį. Kaip ir sakiau, esame jau bute. Ir aš vis negaliu patikėti, kaip viskas keičiasi. Tai žodžiu, va čia yra virtuvė. Įsivaizduojat? Tai aš apsuksiu. Tai žodžiu, viskas keičiasi akyse. Yra veikiantis vanduo. Stalčių čia nusivežėm, ten reikia išpjauti tokį dalyką gale. Čia yra paslėpta dujinė 2 skylių, kad nesudaužytų, tiesiog nesutulkėtų. Ten dar durelės neįdėtos. Čia dar šitą truputėlį ten bus korekcijos. Nebėra spintelės tos ilgosios. Tai žodžiu, čia panašiai viskas taip ir liks. Tai tas stalas ir kėdės atsiras. Kėdės šitą šiandien išsivešim ir mes jas padarysim gražias. Tada čia likučiai stalviršio. Tada čia ta spintelė, kurios neparodžiau, kur mes perdarėm, kur buvo ruda. Dar, aišku, likę dalykų. Spinta irgi nežinau, ar čia rodžiau, bet žodžiu, viską po to pamatysiu. Čia ta spintelė išardyta. Žodžiu, kažkoks prilipęs nesumaniukas. Taip, šitas koridorius yra užbaigti viskas išskyrus plintusus. Ir čia stovi Brigita, bais graži. Šitam kambarį niekas nepasikeitė, tik bardako padaugėjo. O šitas kambarys, tai ištapetuota ir aš įėjau ir atrodo, kad čia skiriasi spalva, bet čia kažkaip eina nuo langų atsispindi ir bandžiau dangstyti, tai žodžiu viskas čia normaliai. Nes, aš jau supanikavęs buvau. Tai nusipirkom plintusų lubom, tai eisim pabandyti paklijuoti. Labai Brigita iš toliau, nes jinai šiandien dažė, bet okei. Tai pabandysim užklijuoti, nes vietoj šitą kambarį jau turim važiuoti parsivežti lovą, kaip sakiau. Tai pabandysim užklijuoti plintusus, tada bent vieną vietą sutvarkyti, gal šitą padėsim į šoną, grindis pravalyti kažkiek, praplauti, kad paskui ten gramdymo darbais tai užsimsim milijonų, bet kad nereikėtų visiškai ant šiukšlyno dėti. Tai va, dabar yra po 6:15, tai nežinau, kaip mes čia užtruksim, bet tikiuosi, kad nelabai ilgai. Ir atrinksim gal tos popierius jau, kur blogai išmest, nes kiek galima. Tai va, tai šviesu, gražu, žodžiu, fainai. Ir jau, kaip sakant, jau butas virsta į butą ir aš visada aišku taip sakau. Jau, žodžiu, einu pavalgyti greit, persirengti ir dirbs.
ką mes nuveikėm. Šiaip šitas kambarys pasirodė yra visai netoks ir mažas. Ir nors išdėliotas skirtingai, jis yra tokio padydžio kaip ir anas pagal kvadratūrą. Nes tas yra šiaip 18 kvadratų, bet koridorius paskaičiavimai yra, atsimeta 3, o čia yra 14,8 kažkeli. Tai va. Tai ką mes padarėm, iš tikrųjų, pabandėm užklijuoti plintusus palei lubas. Aišku, labai šviečia nuo lango. Nežinau, ar matosi kažkas, tai aišku, spalvų gama įvairi, pilka, ne visai balta ir visai balta. Ir ką noriu pasakyti, nusipirkom, mes ne kartą klijavom su šitais skystais klijais, o dabar nusipirkom, kadangi tie baiginėjas, čia parašyta, va toks va daiktas, nežinau. Kad, žodžiu, galima, ir būtent prie tų buvo padėta, kad galima su jais klijuoti. Tai, žodžiu, šia paskutinis nieko neklijuoja, reikia dar šepatukus išplauti, kad jie čia neprikeptų ir nežinau, ką mes jo darysim. Tai va, dabar lėkiam namo, nes Hebra vakarienė laukia. Ką čia darai? Žodžiu, šeimyną sėdėm autobusiukai ir ruošiamės važiuoti į butą. Ten prikrauta kažkur toli šiukšlių nesimato, Vita nelaiminga visa. Ir, žodžiu, vešim šiukšlės išvežti ir taip toliau. Žodžiu, darbai vyksta, tokie gramdo grindis. Aš truputį bandau sutvarkyti vonę, išplauti tualetą ir taip toliau. Ta prasme, atrinkoju tai, kas nereikalinga. Virtuvėje, rodžiu, niekas nepasikeitė, bet čia vat išvežim šiukšlės visas. Išvažiavau kaip tik į didžią gabaritės priduoti. Čia irgi pramažėjo visko iš tikrųjų. Tai bandom, judėti, kaip sakant. Judėti. Vakar, nežinau, rodžiau ar nerodžiau. Ai, va čia plintusai. Atvežėm iš namų stalą, nes ten kitas atsirado. Čia jau yra lova. Tai šiandien reikia suklijuoti. Ne. Nežinau, gal nuo grindų. Tai va, ir čia šiandien tikslas užklijuoti plintusus ir sudėti ant grindų plintusus ir padaryti lempą. Kad šitas kambarys būtų jau visiškai dan ir tada būtų galima dėti surinktinti lovą, tada kabinti žaliuzes, užuolaidas, žodžiu, kad jau šitą kambarį viskas. Aišku, plovimo dar čia milijoną kartų bus, bet kaip sakant. Žodžiu, taip. Kadangi skalbimo mašina gręžia, tai užsidariau. Kambarys jau virsta į kambarį, surinkom lovą. Čia uždėjom plintusus, kadangi šiandien mes turim už 2 valandų būti svečiuose, tai lėkiam namo greit į dušą ir rėkti. Ir rytoj turim vėl į svečius važiuoti. Tai žodžiu, ir čia rytoj atvešim kitą lovą, nes nupirkom, tai panašiai iš tikrųjų. Truputį kitokia, bet kaip aišku lova namie. Taip, ir tada rytoj tikslas čia sudėti plintusus tuos, čia gavos kaip gavos, aišku, kol išvalėm, kol ką, išvalėm ratu, čia liko neišvalyta, bet čia atskira istorija, aš nesigilinsiu detalės. Aš patvarkiau truputį vonę ir išvežė labai daug šiukšlių, tai kažkadangi šiandien vėlai atvažiavam trumpai, tai padaryta, kiek padaryta, bet aš sakau, žiūrint, man gražu plintusai sienų anam kambarį, sienų spalvos, bet ir čia gražu, kadangi daugiau mažiau susišaukia su grindim. Ir, žodžiu, šiaip fainai atrodo tokio užbaigto kambario vaizdą duoda. Tai va, tai einu ruoštis ir lėkiam namo. Žodžiu, labai mandra pirma vakarienė nuėjo virtuviai. Vakarienė pietų šiaip, ne vakarienė. Tai va, ką valgom? Tofu bliūdelis, lašišos bliūdelis, vištienos bliūdelis ir 2 vokai. Ir kažkas barška laukia. Tai skanos mums. Žodžiu, užduotis 3000, reikia atsukti visus durelės, rankenėlės, gerai nuplauti, pernešti ir galima šitą spintelę gruntuoti. Įkraustus į kitą kambarį. Žodžiu, šiandienos nuveikti darbai. Tai užklijuotas šitas daiktas. Čia, aišku, dar reikės sluoksnį uždažyti. Čia daryta tam, kad, kampai nenusibalnuotų. Planavom ir čia, bet galvom, gal nereikia, nors yra ką klijuoti. Tada čia vakar Brigita uždėjo veidrodį. Jūs nieko nematot, ryt pastatysim. Sudėti plintusai, kuriuos rytoj mes dažysim. Čia. Žodžiu, čia dar atskiri. Čia sudėta irgi kaip jie vadinasi, stakta. Čia plintusai irgi yra. Čia aš tvarkiausi, ploviau, dėliojau, iš tikrųjų krūva indų yra mašinoje jau, kuriuos vežam sukišti indaplovę. Aš nežinau, šitus gal bandysiu plauti čia, nes ten tokie jau šakutės, pavyzdžiui, visiškai neatsiplauna ir panašiai.
Tai šitus bandysiu suplauti ir šiaip daug suplojau, į stalčius kažką sudėliojau ir kas dar. Tai čia va, plintusas yra, ten dar nėra. Tada... Taip, čia plintuso nėra, čia yra paruošta spinta dažymui, realiai atvežiuojam rytoj ir dažom. Čia suklijamam plintusus visur. Pabaigėm, yra šviestuvas pagaliau ir netgi šviečiantis, va. Tada ir keičiantis šviesą, jo. Tada žalias įsidėjom atgal, ne žalias roletus, tai čia dar bus, kadangi labai šviesus dabar kambarys, na, aišku, čia dabar žiūrint netrodo taip, nupirksim užuolaidas ir uždėsim dar užuolaidas naktinės, kad, tiesiog būtų įmanoma miegoti, nes, tiesiog per šviesu, kažkaip anam kambarį, kai vienas langas, tai kitaip, o čia labai labai šviesu. Ir, žodžiu, ta spintelė stovės čia, stalas čia, lova galbūt persikrausys į kitą pusę, o dėl šitos gali būti, kad jinai stovės čia. Arba tą sukeisim su ta. Žodžiu, kai visi jo baldai bus suruošti, tada žiūrėsim. Tada čia nuvaliau langą vieną sluoksnį, nes buvo grunto aptaškytas, aišku, jis dabar visas išmozuotas, bet jo daugiau nebuvo laiko, tada čia nulupau dažėm plėvelę, kurią mes pasirodo buvom nenulupę. Šitą užklijavimą, kas buvo atsilupę, išvaliau, susukau magnetus, va čia va, tai arčiau prisukau, nes nesilaikė, čia irgi persukau. Tada kas dar? Na, aišku, pravaliau vėlgi, kadangi 100 metų nebuvo valyta, tai pasižiūrėjus matosi, kad reikės dar. Tada čia vėlgi išvalyta vieną sluoksnį ir čia, kadangi buvo tingėjom dažyt, tai išlupom, rytoj nupirksim tokius, čia aišku, pas kitos rankenos, nupirksim tokius, kur užtept galima dalykus ir užtepliosim ir bus viršutinės durelės tokios, apatinės tokios. Ir šitas turėtų teoriškai likti šitam kambarį. Ir po truputį visko, kaip, lova, padaugėjo, bet po truputį viskas dėliojasi į vietas ir jau greitai, va jau čia stalas tuštėja, kaip sakant. Tai va, ir žodžiu, bus gerai. Sveiki, nežinau, kelintą dieną bute, bet žodžiu, yra žiauriai karšta. Ir užkopėm į butą, kadangi čia nėra lifto, tai užkopėm ir taip laukia karšta, užlipti karšta, bute karšta, tai jungsim ventiliatorių ir eisim dirbti. Šitą nupirkom, buvom užsakę Tomas Philips ir iš tikrųjų vis tokių, sakau, laiko susigaišti nemažai tame, kad reikia užsukti kažkur ir kažką dar nupirkti, bet jau vis mažiau tų dalykų. Tai šiandien tikslas dar pasitvarkyti, kur visokių dar likę dėžėse dalykų, maždaug dėlioti jau ką įmanoma į vietą, patavo kampą sutvarkyti. Žodžiu, po truputį, kad viskas stotų į savo vietas. Nežinau, dar šitą paliksim už šitą būtent vietoj, ar visgi tenai ir statysim, dar nežinau. Bet šiandien, nežinau, ar čia naivus tikslas ar ne, bet teoriškai mes galvojam, kad iki 12 iki 4 turėtume susisukti tai, ką norim padaryti, nes paskui tiesiog kamščiai ir taip toliau, tai nežinau, bet pažiūrėsim, kaip mums čia seksis viskas. Ir dar turim tokią problemą, kurios nežinau, kaip išspręsti, iš tikrųjų balkoną. Balkonas čia buvo savarankiškai įstiklintas medžiu, mediniai langai ir jau čia yra tokia būklė, kad ojojoj. Ir baisu net valyti, kad neiškristų. Ir nežinau, norėtųsi patvarkyti, bet man sakau, tai baisu, aš jau vieną kartą iš tikrųjų išvaliau. Bet kadangi nuo gatvės eina dulkės, matyt, dėl to čia buvo ir įstiklinta, kad dulkių būtų mažiau. Tai, žodžiu, nežinau, pravalysim dar kartą ir žiūrėsim, gal sugalvosim kokį sprendimą logišką, kaip čia sutvarkyti. Aišku, kai, kaip sakant, namas yra nerenovuotas, kai atrenovuos, tai kažkada galbūt tas balkonas atrodys visiškai kitaip. O dabar tai sakau taip. Tai va, einam persirengti ir darbuotis. Ir dar smulkmena. Kadangi yra labai karšta, naktį miegam prie atvirų langų, tai turim du pasirinkimus. Arba kepti naktį, arba miegoti prie atviro lango. Tai miegoti prie atviro lango ir girdit, kas su balsu, apie kiek pakalbėjęs jau. Tai aš manau, kad man reikia dar arbatos pasidaryti, nes... Tai va. Einam, Brigita daro arbatą, aš greit persukau rankinėlės, šitos buvo senos, o šitos nupirkom naujas. Ir... Žinai, mes įspirkom kitam kambariui, tą dažomą į spintai, bet žiūriu,
Visai gerai gal žiūrisi. Nes realiai yra arba sidabrinės, arba kažkokios labai gremėzdiškos. O šitos tokios ale ir susisiekime, man atrodo, kažkiek su šitu ir su šitu, nežinau. Ta prasme, kad wow, tai tikrai nėra, bet blogai turbūt irgi ne. Nežinau. Vat reikia pagalvoti. Dar nesupratau. Dar važiuodami į butą nusipirkom labai svarbių dalykų butui. Maisto. Tomas Filipsa kaipgi praeisi. Tada keptuvę nupirkom. Iš tikrųjų, nežinau, ar čia gerai, kad rūpinamės ar ne, bet kiek žinau, kas dabar nuomoti vos ne su savo indais ten ir visu kuo. Ir dar vienas dalykas, nupirkom tokių mentučių rinkinį, nes čia buvo, bet pažiūrėjom, bandėm išplatinti aplę, ne medinės, buvo metalinės, jos neatsiplauna, tai tas mesim lauk ir tiesiog ne karvė kainuoja, tokios linksmos, tai žodžiu. Tai va. O dabar einam tikrai arbatos gert. Kokie pokyčiai po šiandien. Čia yra nudažyta 2 sluoksniais, bet vis tiek yra kažkokios dėmės ir nesuprantu, kodėl, nes spintą dažėmės tik 2 sluoksnius ir kai kur taisim. Tai žodžiu, reikės dar kartą. Nu, nežinau. Durelės iš vis atrodo baisiai. Dėmėtos kažkokios. Tai va, tai rytoj atvažiavę nutepsim dar kartą. Čia visokie daikteliai, daikčiukai. Taip, šitas kambarys, kaip matėte, atrodo taip. Realiai, ką padarėm, tai praplovėm langus, pratvarkėm balkoną, dabar žiūrėjom, balkono langas dar vis murzinas, bet kai viskas bus savo vietose, eisim dar kartą viską išplausim, nes labai dūksta ir taip toliau. Tai apibendrinant, lova turėtų teoriškai, bent jau pagal dabartinį mūsų planą stovėti čia. Šitą dar mes perdarysim ir paliksim tokį kaip ale važinėjantį arbatos staliuką. Rankinėlės, aišku, bus kitos, bet žodžiu, šitus manau, kad čia ir paliksim, nes jie taip įsipaišė čia labai. Sakyčiau, čia nebus, kadangi visko, tai labai taip gerai, ramiai. Ir Brigita vakar nusipirko dekorą. Va tokį. Tai va, čia irgi viską dar pravalyti reikės. Ir tą rankenėlę visgi nusprendėm, kad čia imsim kažkokią kitokią, labiau derančią su va šita spalva. Nes ten tai kažkaip vienodai, bet va, kur yra šalia šita spalva, tai norisi kažko. Tai va, ir pastatėm šitą čia. Mano baterija baigė išsikraut. Šitą pastatėm čia, manau, jinai čia ir bus. Čia bus, aišku, kėdė, šitų šiukšlių visų nebus. Tas daiktas arba čia bus, arba čia, nežinau dar. Tai va, kažkaip taip kambarys panašėja kambarį po truputį ir liko 10 dienų. Ir jo, lygiai 10 dienų, 11 dieną, jo mes turim atiduoti raktus. Tai va, Tai kaip sakant, sėkmės mums. Nepraėjo ne 3000 metų ir mes vėl bute. Ir nupirkom visgi tokias rankinėlės. Žiauriai gerai. Iš tikrųjų, palyginimui, dabar jau kitų kampų, palyginimui va čia va. Senoji, čia naujoji. Vizualiai, tu prasme, spalviškai labiau tinka. Aišku, dar viską reikės dar kartą praplauti. Bet atrodo žiauriai gerai. Mano akim čia jos labai taip įsipaišo. Ir nenupigina, nes šitos, tai kadangi čia viskas kaip ir roko, čia plastikas kažkoks, va toks kažkoks plastikas, tai žodžiu. Tai va toj pakeisiu ir eisim šitą lovą surinkti. Šiandien turim labai šiaip nedaug laiko, nu, bet mes dirbom operatyviai, tai tikiuosi mums kad pavyks. Tai gerai, bėgu greit pakeisti. Uždengiau langus, kadangi karštis belekoks. Tai žodžiu, update šiandien dienos turim jau lėkti. Šiandien tokia diena chaotiška, nu, bet namie irgi yra ką paveikti. Tai pirmas darbas, kurį padarėm, kaip matot, surinkta lova. Tai tik čiužinių net nešėm. Ir
Kodėl? Todėl, kad klijavom šitą, čia bus kabykla ir tokie kabliukai, jie bus išdėstyti kažkaip va tai va, tik vieną kažkur nukišom, čia nerandam bematuodami. Nežinau, bus gražu, negražu, nu, bet tokia nesąmonė sugalvojom, gal sąmonė, nežinau. Tada persukom rankenėlės, iš tikrųjų tos rankenėlės viskas kaip ir, čia jos įsipaišo, aišku, viską dar reikės praeiti pravalyti. Ir čia magnetukus įsuksiu, kad normaliai užsidarytų, bet žodžiu, man jau patinka. Rytoj iš tikrųjų bus daug tvarkymosi, daug visokių darbų. Atsakau, rankenėlės man žiauriai patinka, ta prasme, o nieko jūs nematote, aišku, nes tamsu. Nu, bet, sakau, uždengiau langus. O, tai būnė šviesa. Nu, žodžiu, langai uždengti, ten turim tą paveiksliuką, kurį mums padovanojo. Ir jį nežinau, ar jisai čia bus ar kažkur kitur. Taip, tai, žodžiu, atrodo tikrai labai gerai mano akim tos rankenėlės, jos čia visai, tarsi, baldas atrodo visiškai kitaip, negu su tom, vat, pigiom plastikinėm, kurios čia, žodžiu, va tokios. Tai va, dabar, kas dar nuveikta, tai nudažiau plintusus, šitos ne plintusus. Brigita ten bėga, kampe gali patvarkyti su kempinėlė, bet ten viršai. Čia kažkas atsitiko su voleliu, dažiau ir staiga pradėjo kažkas rudo bėgti. Nelabai supratau kas, nes rudų mes net nedažėm. Čia plintusai praeiti. Ir dar kartą ką padariau, tai nudažiau spintelę. Jau dabar džiūsta normaliai. Matyt, dėl to, kad aukšta temperatūra buvo tai kažkokiam dėmėmėjo, tai rytoj atvažiuosim, bandysim surinkti. Dureles dažysiu atskirai, jau galima sakyti, korpusas ok, durelės, tos 3 irgi ok. Tai jeigu koridorių spintą dažėm 2 sluoksnius, tai čia prireikia 3. Nu, bet žodžiu, šita spinta stosi čia ir čia bus su juodom durelėm. Tai va, čia visi 4 čiužiniai. Ir nupirkom tokius kvepalus šitam Ermitaže depo, Elix kažkokius. Tai man jie tokie vyriškas odekolonas, bet toks, žodžiu, nefainas šiaip kvapas, nu, bet tebūnė. Tai va, paliksim dar, kaip sakant, kad kvapas būtų geresnis. Nes čia, kaip kadangi bute kažkada seniai buvo rūkoma, tai vis dar atėjus, kai pabūni nieko, bet kai ateini, kai eini, tai būna ne kažką. Nu ir žodžiu, darbai vyksta, realiai reikia nuplauti tuos, kaip jie vadinasi, karnyzus, nupirkti užuolaidas, nes čia, kaip matot, nušviesus kambarys ir miegoti prie tokio, nu, nelabai fainai turbūt. Tai va, ateinam ruoštis ir lėksim toliau, nes, kaip sakiau, namie yra krūvas darbų. Ačiū. Žodžiu, mes ir vėl bute, eilinė diena rojuje. Tai reikia surinkti spintą ir tada valyti. Reikia sudėti spintą. Tada dureles, kurios nusidažė, jau susuksiu atgal ir iš vidaus dažysiu jau stovinčias. Gal be reikalo nuėmiau, nu bet tokiai kaip nors. Tai va, noriu pastatyti tiesiog ir tenai ir bandyti po truputį surinkinėti, tai ką reikia surinkinėti. Tai va. Tai darbas numeris 1. Žodžiu, aš kaip visada uždengiu langus, tada pasiėmu filmuoti. Nu bet gal nieko. Kas padaryta? Patvarkyta truputėlį, sudėliota, surūšiuota, išmesta daug šiukšlių, realiai čia yra kažkas peržiūrimi, kažkas naudojami dar. Čia atkeliavo dar kartą pravalyti stiklai, atkeliavo pirmi indai. Čia prisukta magnetukai. Kas čia dar padaryta? Išplovėm kėdę, išardėm tą biuro kėdę, tai, žodžiu, rytoj viską sutvarkysim, pakeisim poroloną, tai buvo baisumėlis. Dabar galvoju, kas dar nutiko įdomaus. Turbūt įdomiausia dalis įvyko čia. Nes čia, aišku, dar momentų yra, bet čia bus kabykla ir šitas daiktas atsistos čia. Ir, žodžiu, jau bus paminkštinimas, kad prisėsti užpakalį, padėti, kaip sakant, ir ščiu. Tai va, čia kabyklėlė. Čia dar daiktai, kurie išmetimui, neišmetimui, kažkas namo kažkas išmesti. Čia atsirado plintusai irgi. Ir čia atsirado veidrodis. Ir aš visą nusiprakaitavusi belenkaip. Čia dabar yra
Čia yra kas? Pasikeitimas tik tai toks, man atrodo, rodžiu šito, gal ir ne. Pastatyta į vietą spintelė, jinai čia ir bus. Rytoj, manau, kad reikės dar pažiūrėti, praeiti kur kas kaip. Man keista, kad neužsidaro šitos durelės visiškai. Va to, bet nenudažiau. Ir tada susuksim rankenėlės ir bus ok. Na, aišku, čia rankenėlės susukom belę kaip, nes matosi, kad net linija nelygiai nueina. Tai va, dar nusimato, o šitos rankenėlės šiaip prie šitos spalvos, jo, čia irgi nieko nematot, šitos rankenėlės prie šitos spalvos žiauriai gerai žiūrisi. Na, bet aš kai baigsim, parodysiu viską, jau kai bus sutvarkyta. Tai va, o čia, žodžiu, mūsų rūbai, daiktai visokie dar, rytoj dar atvažiuosim, o paskui kam į darbus, kam kur, tai prigėti viena damušinės, kaip sakant, momenčiukus. Sveiki. Nežinau, man čia taip kažkaip kamera nuvalyta, bet atrodo labai išplaukia viskas. Žodžiu kas? Žodžiu tas, aš vėl esu bute. Jau galvoju, kad šiandien atvažiuos, nes nuosis užguls galvas skaudėjo ir sakyti, bet į vakarą kažkaip pasitaisi. Tai atvažiuoju, kadangi veikti tikrai yra ką. Gražuolė spinta stovi. Net nesitikė, kad netokia baisuoklė buvo. Ir šiaip šitas kambarys visas toks šviesus. Pakabinom užuolaidas, kur name pas mus buvo paliktos. Kadangi mes nuo jos užsakinėjom, tai šitos galėjo nenaudojamos ir galvoju, čia vat kažko trūko. Ir dabar, žodžiu, aš nežinau, ar jūs kažką matot, bet tikiuosi, kad matot, paskui parodysiu, gal kitaip patvarkiusi. Tai užsakiau garinį, kaip jis vadinasi, tas lygintuvas garinis, kur vertikaliai gali. Man šiaip jos nereikėjo ir mamų ūgė ir visam kam. Ir pasižiūrėjau Zylė ten konkretų modelį, tai užsisakiau ir žiūrėsim, ar jisai tikrai toksai yra geras, kaip visi jį giria. Tai va, tai praeisim šitas ir tikiuosi ateis laiku. Ir kas dar? Ir nieko, eisiu žiūrėti, tvarkytis ir taip toliau. Turiu porą valandėlių kokių gerų. Nenoriu labai užsivėlinti. Čia man labai faina, kad jau kambariai yra panašus į kambarius, ta prasme, visą kitą, tai žiūrėjai fainai. Dar laukia, aišku, tam tikri momentai, bet žodžiu, čia paliko taip. Nu dažė plintusus, Brigita, tai jau ir plintusai čia yra. Aš parodysiu, apsukusi kamerą, viską jum ir tiek. Tai va, tai žodžiu, čia yra nudažyti plintusai, ištirliuota dar nenuvalyta, bet wow, iš tikrųjų sienų spalva ir plintusų spalva atrodo labai gerai. Aišku, nežinau kaip nešiojas, nes niekada nesu turėjęs tokio varianto. Tada, kas čia dar nėra veidrodžio ir lempos tenai, vat. Čia nepadarytas paminkštinimas, šiukšlės. Čia šitas stalas atsistos čia. Gal net šiandien jį pertempsiu išplaus gražiai koridorių. Ir tada kažkokį tai dekorą ten padėsim. Tada čia užtiesim tokį skudurą, kad tiesiog netrinti patalynės. Čia vat jau taip, man atrodo, rodžiau. Žodžiu, tvarkosi, daiktai jau dėliojasi, tai gražu žiūrėti iš tikrųjų. Tai eisiu dabar, turbūt, aš nežinau, persirengti, pažiūrėti, ar yra kažko pavalgyti, nes labai noriu valgyti. Ir tada ką? Tada eisiu bandyti gal virtuvę truputį patvarkyti, galbūt netgi čia patvarkysiu, kad būtų galima prislinkti viską. Nežinau, indų krūva. Reikia išplauti indus, kurie bus ne čia, sudėlioti. Ir va, nenupirkom dar spinteliai. Ne iš tos pusės atsidaro. Žodžiu, neatidarysiu. Nenupirkom spinteliai šitų rankenėlės. Šia spintelė truputį skiriasi nuo ten. Bet kai žinai, tai yra atkreipi dėmesį, ten vertikaliai, čia horizontaliai. Bet tiesiog mums trūko vienos spintelės ir tai artimiausias variantas, ką radom. Aišku, mes galėjom padaryti kitą dalyką, tai yra nupirkom va čia, kadangi buvau baisiai sugadinta, nupirkom tokios lipnios juostos ir realiai, jeigu taip žiūrėti, tai vos skiriasi. Tai teoriškai galėjom ten, bet vis tiek naujas medis yra naujas medis ir nėra čia ko gadinti jo lipnią juostą. Tai va, net kvapas, kaip sakant. Tai va, eisiu pasitvarkyti ir, nežinau, verta, neverta šitą bandyti atšveitinėti, nes man tai čia baisuoklis belekoks. Aišku, žinant mane, tai aš aišku bandysiu atšveisti, po tada baigsis kantrybė ir išmesiu. Tai va, ir visi kokie purvini dalykai, bet aš manau, kad jau po truputį mes mažai žingsniais, gal jau nebe mažais, einam į tvarką, į grožį ir taip toliau. Tai va, tai jau greitai čia bus viskas. Labai gražu.
Noriu Jums parodyti vieną dalyką, kurį, kaip čia pasakyti, kai neturi žmogus ką veikti, tai prisigalvo visko. Iš tikrųjų labai seniai norėjau pabandyti ir dabar buvo proga, tai vat padarėm su Brigita 2 tokius ant drobės dalykus. Viskas kaip ir būtų ok, bet aistis praėjo čia tai rytoj reikės taisyti, nes čia nebuvo balto, čia nebuvo juodo, čia irgi nieko nebuvo, tai žodžiu reikės biškį padirbėti, bet šiaip tai man žiūrisi visai gražiai ir kabinsim čia kažkur, kadangi čia yra juoda, pilka, balta, žalia, tai viskas čia ir sudėta realiai 4 spalvos, kuris vyrauja čia. Čia tiesiog, kad nebūtų didelį juodą dėmėti, padariau tokį perėjimą, visai gražiai išėjo, tik dabar sakau, kažkaip reikės pataisyti. Ir ką noriu parodyti dar, tai tuoj. Parodyti noriu tai, kad nuvaliau tas duris. Čia, man atrodo, veidrodį jau rodžiau. Čia bus, kaip sakiau, paveikslai. Ir čia atnešim tą stalą iš to kambario. Idealiu atveju būtų gerai, kad jo nebūtų, bet tiesiog man atrodo, kad jis čia mažiausiai kliūvantis visur kur. Nes šitam kambarį, kai jis stovi, čia labai erdvės daug suryja. Nors atrodo, čia didelė erdvė, o ten maža, bet, nežinau. Gal sugalvosim, kur dar jį padėti. Gal iš viso, kai atvažiuos nuomininkas, sakys, vežkitės jūs į Ivon. Tai teks išvežti, bet žodžiu, nes šeštadienį atvažiuoju dar apsižiūrėti ir tada jau baigsim dėliosim taškus ant nors man tai atrodo čia visai ok ir jeigu yra poreikis, galim pasinaudoti puikiai ir visą kitą. Tai va, tie paveikslai, čia žodžiu vaikai, kol mes dirbom, užsiminėjo kažkuo, tai reikės važiuoti tvarkyti, bet šiaip jau, kaip sakau, gražu, nėra gražu, bet gražėja, tvarkingėja. Dar ką noriu parodyti tenai. Brigita dirbo ir padarė tokius dalykus. Padarė vieną iš dalykų, tai yra perdažyti šitas kėdės. Tos kėdės buvo tos senos, kaip sakau, tarybinės, man atrodo. Jeigu gerai žinau, nežinau kelintų metų, bet visi tokias turėjo, pagal atkeltę matosi, dažėm tą pačią spalvą ir tais pačiais dažais kaip ir spinta. Tai nežinau, kur matosi, kažkur jinai išveitė ir pasidarė kaip sendintas efektas, man atrodo, va čia dar matosi. Tiesiog sureagavo, per kamerą nepersiveda. Tai va, ir ką dar Brigita padarė, tik neturim varžtų kuo pritvirtinti, tai yra suoliukui. Jūs pasakykite ir aš pasakysiu šitą daiktą, pamištinimą. Žodžiu, prisuks, išvalysim ir viskas. Ir padarė vienai kėdė jau šitą pervilko švariai naujai. Tai čia pradžiuvę galima padėti, aišku, neprisukta, bet, kaip ir senovinė kėdė, bet kaip ir atrodo gerai. Tai va, ir dar vienas kėdės perdarinėje. Ta kėdė, kur rodžiau, kad reikia, kad išplovim, tai žodžiu, buvo misija neįmanoma, bet pasirodo įmanoma, nuėmėm šitą ir šitą, išskalbėm viską, kempinės išplovėm, susukom atgal, aišku, kažkas čia negerai pasidarė, bet nepaisant to viskas yra švaru. Tai va, tai realiai taip, ar tvarka čia? Netvarka, ir mėtųsi grąžtukas, tai netvarka, ta prasme lieka dalykai visokie dar skudurai, išmetimai ir taip toliau, dabar jau nieko netvarkysim, nes yra 8 valanda, o mums dar namo reikia grįžti į dušą, nueiti, pavalgyti ir taip toliau. Dar noriu labai vaisių kažkokių nusipirkti. Tai va, tai žodžiu, tvarkos šiandien kažkai ką, bet jau, taip sakant, šiandien yra antradienis, tai dar kelias dienelės turim. Kaip sakiau, užsakiau tą daiktą lyginimui ir tikiuosi, kad ateis greitai. Galėtų dabar ateiti žinutė ir aš sakčiau paimčiau. Tai va, tai šiandien tiek ir šiaip šitam vlogui, šis vlogas, manau, jau ir bus tas finalinis ir užsitęsęs per daugiau nei pusę metų. Ir žodžiu, pamatysit, kaip viskas atrodys po to. Žodžiu, noriu parodyti maždaug, nežinau, kokiu 9% užbaigta, gal ne 7% užbaigta vieną kambarį. Tai žodžiu, vadinkim vieną erdvę. Tai yra virtuvė. Ir čia laukia šitas daiktas. Taip, šitas daiktas turi būti ant apačio uždėtas. Brigita perdarė taburetės. Įdėsiu nuotraukas prieš ir po, kaip jos atrodė ir kaip atrodo dabar. Ta prasme, bet kuriuo atveju yra ženkliai geriau. Ir jos čia ir bus, kadangi be mažytės, telpa puikiai.
kaip sakant, tai taip. Tai va, čia viena, šaldytuvas, išvalyti langai, žodžiu, čia viskas sutvarkyta, padaryta. Gal viską ten dar perdailiuosiu, iš tikrųjų negalo atvešiu šitų dar dangtelių tokių, vat, ir padarysiu visą lentyną visokių ten dalykų. Ir ką, ir viskas. Šitas kambarys baigtas, va čia įsuktas rankenėlės. Sutvarkyta, tai prisukom šitą čia. Čia, šiukšlių kibiro šiaip irgi nebus, tai va. Tai čia atrodo taip. Tai jo, gal pasirinkau ne patį geriausią laiką filmuoti, nes baigęs skriptis skalbimo mašina, noriu parodyti virtuvę. Realiai čia jau viskas yra taip ir lieka. Grindis dar pravalysim, bet šiaip viskas lieka. Tai žodžiu, sutarėm tam, kaip tik buvo atvažiavę, dar šviestuvą praeisiu. Taip, viskas, kas čia yra, jau lieka. Atvežiu iš namų gėlytės į kiekvieną kambarį tokias, kadangi jų daug turiu. Tai va, ir viskas yra, sako, grindis pravalysim ir dar nubrauksim, matau, dulkėtas šviestuvas. Ir viskas, šitas kambarys atrodo taip. Dabar nufilmuosiu ir nueisiu sufotografuoti, nes tiesiog reikia sufotografuoti. Žodžiu, čia yra tas mažasis kambarys, čia irgi grindys neplautos, bet aš, kaip sakiau, noriu viską sufilmuoti, sufotografuoti ir važiuosiu namo. Tai, žodžiu, kambarys atrodo taip, kadangi jau nuomininkė yra atvažiavus, tai biškį jos yra daiktų, bet aš noriu užbaigti, sutvarkyti ir užfiksuoti viską, kaip yra tiesiog, ir savo, ką mes padarėm ir kaip padarėm, ta prasme, ir sudėsiu viską prieš ir po. Tai žodžiu, tas paveikslas, užuolaidos, gėlė ant palangės irgi ten matosi. Žodžiu, nesimato, čia dar neisiu. Taip, tai šitas kambarys toks, čia atrodo taip. Ir jungiklius pakeitėm, rozetės ir visą kitą. Tai va, o jeigu pamenat, čia buvo visa siena spintų. Šitą, kur aš stoviu, irgi visą sieną spintų. Čia buvo lova, čia ta komoda, čia stovėjo, žodžiu, buvo užgrozintas kambarys, o dabar atrodo tiek erdvės, kad net aidas yra. Koridorius atrodo taip. Nežinau, ką rodžiau, ką nerodžiau. Čia yra mūsų pagaminta kabykla. Čia mūsų pakoreguoti lentyną. Taip, šitas koridorius atrodo taip. Šitas koridorius atrodo taip. Durys. Veidrodis. Vėl aš. Paveikslai. Tink, tink, tink. Ir čia yra, šviesos nėra. Tai va, visur, kaip sakiau, plausis grindys. Vonia. Vonia atrodo taip, grindys matėt. Viską kaip ir matėt, man atrodo, nebuvo tik tai veidrodžio. Ir šito. Ši bais graži, nelabai noriu lysti kadrą. Žodžiu, taip. Bet taip. Prispaudžiu. Na ir šitas kambarys atrodo va taip. Lova tiesiog čia ne į temą, bet, palieku. Tiesiog, kad būtų. Šito nenunešėm į virtuvę. Šito nenunešėm į vonią. Tai va, bet, žodžiu, tuščia, tvarkinga, irgi Brigita grindis to išplaus. Aš kadangi, sakau, turiu lėkti, tai va, iš tikrųjų labai šviesu. Pakeitėm tas lampas tokias besikeičiančias. Tai va, įstatėm duris, kaip matėt. Tai va, paskutinis kambarys, kurį fotografavau ir aš čia nebeatvažiuosiu mažiausiai 10 mėnesių. Bent jau turėčiau neatvažiuoti. Tai va, žiūrėsim, kaip bus po tų, kaip sakėt, Liepos 1.
Tai va. Tai mūsų projektas butas oficialiai yra baigtas. Plačiau papasakosiu atskirai.